Tai sveikučiai, senukai nesimatėm jau prieš dieną. O tai ką šiandien, kaip sakiau, turim daryti čia darbus. Bet šiandien pasirodo išvažiuoju, tai darbai nuplaukė. Tai šiandien bus trečias video kaip šeriuose vis. Tai nepykite, jeigu kam nepatiks. Bet šiandien toks atsikėlė, galvoju, šiandien eisiu avis. Aš tai sakau, tvarkytis, nufilmuosiu, bet pasirodo mama sakė, kad turim miškį išvažiuoti su svarbiais reikalais. Tai šiandien netvarkysim. Čia man atrodo reikės kitą dieną tvarkytis. Tai šiandien tiesiog avis pasišeršiu, nes aš apsižiūriu avis, einu persirengiu, grįžtu, pavalgo, persirengiu ir važiuoju su savais reikalais. Tai gerai, ko čia šitom dabar reikia? Apsišersiu. Vandens dar turi reikšienų, tai sakau, nepykit, labai atsiprašau, jeigu kam nepatiks, bet tikiuosi irgi kažkam gal patiks, ne, mano avys. Laksto dvi. Nematysit jūs gal, man atrodo. Laukit, galės pamatyt. Avys, pasveikink su kamera, pasakyk labas. Kad nepasiekiu iš jūsų ir važiuoju, dabar šiandien atsinešiu ir tuoj grįšiu, nes reikia filmuoti kamerą. Nes reikia dviem rankom neštų, tik vieną ranką turiu, to aš jums padėsiu kažkur. Tuoj grįšiu. Tai pasišėriau vis. Vieną avį, dabar einam pas. Kitas man biškį reikia čia pažiūrėti. Ką čia noriu pas kitas avis? Užsidaryti. Ir dabar jumi reikia padėti kažkur tai. Jo, žinau. Tai sakau, dar kartą nepykit, labai atsiprašau, jeigu šitas video gausis apie jūs, jeigu jums nepatiks, bet reikia kažką nufilmuoti, nes jau laikas pagal mano grafiką, reikia filmuoti. Tai kaip nefilmuosiu, tai vėl atsideda, tai nepykit, sakau, labai atsiprašau. Dar 2 minutės filmuoju. Tik, turi. Pasveikink su kamera. Pasveikink su kamera. Sakyk labas kamerai. Nematai tų kameros, ne? Bet tikiuosi nepaimsi mano kameros. Gerai. Dabar kitas avis pasišert. Šienas baigėsi, ne? Nieko dar turime, Karolana. Mama iš tą nešim šienų. Gerai. Tuoj grįšiu, nenešu šieną ir tuoj grįšiu. Tai čia. Tai čia turi. Tai va, jau pasiimt biškį, sakiau. Nenešiu vieną namą parodyti. Kur mano perliukas. Tu apie savo prekiavom, jau išgirdo vardą, jau atbėga. Geras šuo. Tai va, įeinam į mano aviukų tvartą, pažiūrėkit kaip lesa gražiai šiena.
Tai jeigu bus norinčių šitą mamą pirkti kažkas, galite rašyti komentarais, nes mes šitą mamą šią vasarą tikriausiai parduosim. Tai jeigu kas nori nusipirkti, tai rašykite komentarus. Parašykite komentarus, o paskiau kažkaip susirašysim. Ir bus galima nusipirkti nuo 2 metų, gera mama, jinai rankinukį, veisliai be lajos, nesmirda. Labai gera, draugiškai, o 2 kartus atsivedėjo ėriukus jau, tai va, žinot, gal pasimt, parduosim, nepasimt, bet parduosiu. Ir dar yra bėdus, kad reikia įdžias tvarkyti iš tą varžtą, jūs ugnis matot. Ir jis reikia tvarkyti, bet čia galvoju pavasarį tvarkysiu, nes dabar, čia. Vis tiek, kad turi įsimėšiu, sutvarkysiu ir aiškiai, labai užnisi, nes kaip sudedi šitą šieną, nelabai sukrenta viskas į apačią. Tai čia žodžių vandeniu dar turit. Tai va, šiltos, patenkytos, vandens visko turit, ne? Va kaip mama. O tau tą prigulėjau. Prigulėjau. Stojau, va. Valgau, bet juodas. Man kažkaip jau juodas čia aukštesnis. Norite pažiūrėti avių? Taip, norite pažiūrėti avių? Ateik, turi. Kaip žiūrim, tu jas losinių. Taip. Ne, žinau, kad negalima. Nu tai va. Stipriai auga, didėja mano mažiukėliukai. Sus didelius jau, kokius didelis. Susiregi didelis varogus turi, didelius geras. Tai va. Čia ir užbaigsim. Nes kiek 6 valandų jau. O jau čia jau 8 skambina, tai viskas man reikia atėjau. Viskas jau turiu persirengti ir jau pavalgyti ir varyti turim. Ne, mes gal šiandien dar vieną video kelsiu, kaip ten tvarkausi, bet žinokit, nežinau, nužiūrim kaip spėsiu. Nes grįžu, dar turėsiu dadyti pas kitą kaimyną, tai gal nufilmuosiu, kaip pas kaimyną dirbu, karoči. Tai žodžiu, karoči, ką gerai, einu rengtis, pavalgyti ir važiuoti. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit laikyt, subscribeit. O dabar atsisveikinam, ne? Atsisveikinam su manim. Pasakyk, kad kamerai. Bet nevalgyk manęs, tai ką. Susitiksiu kitam video. Ate.